Manau, jau visi girdėjot. Ir jau aptarta tas įstatymas, kur priimtas Seime, patvirtytas dėl bausmių padidinimo tiems politikams, kurie bendradarbiaus su valstybėmis agresorėmis. Labai geras būdas atsikratyti kitaip mąstančių. Žmogus pasakys tiesą, kaip pavyzdžiui, prieš rinkiminėse debatuose, kaip profesorius Vaitkus. Nesu aš politikų gerbėjas ir kažin ar yra bent vienas politikas, kuris būtų man lyderis. Nėra tokių. Nepripažįstu aš lyderių. Bent nematau tokių mūsų politikoje ir kažin ar kada bus. Jei bus, aš sirgsiu visom jėgom už jį. Dabar tokių nėra. Tačiau žiūrėkim nešališkai. Vaitkus juk pasakė tiesą. Pasakė tiesą apie kas iš tiesų agresorius. Tačiau pasakė taip aštriai, kad tokius reikia sunaikyti. Todėl yra išleidžiamas toks įstatymas. Deja, juokas ima, kad tie, kurie prabalsavo už įstatymą, prabalsavo dauguma prieš save. Nes iš tiesų pats didžiausias agresorius pasaulyje šiuo metu yra Amerika ir Izraelis. Sakyčiau, Izraelis pranoko visus įmanomus agresoriaus bruožus. Pažiūrėkime į Palestiną. Izraelis kariauna su teroristais. Tačiau aš nežinau, gal kas patikslys žinias. Skaičius siekia nuo 1500 iki 800 nukautų teroristų. Ir daugiau nei 30 000 civilių, iš kurių apie 7 000 vaikų. Įsivaizduokit, kariaunamas su teroristais, žudomi, vykdomas visiškas civilių genocidas. Tokio masto genocido per tiek laiko ir tokia mažam žemės plotelį žudyta tiek civilių. Čia peržengtos visos ribos. Ta ir turėtų turbūt pavydėti net pas Hitleris. Šitokių žudynių ir naikinimų. Tačiau palaikymas Izraelio atitinka tą įstatymą. Valstybės, teroristinės valstybės, agresorės valstybės palaikymą. Amerika. Kiek sunaikyta sugriauta valstybių. Sunaikyta Jugoslavija. Radioaktyvio medžiagom užteršta šitos Serbijos teritorija. Sunaikytas Irakas, sugriauta klestinti kažkada valstybė. Sunaikyta Libija, kažkada klestėjusi valstybė. Negrįžtamai sunaikyta. Sunaikytas Afganistanas, sugriauta Sirija. Beje, Sirijoje ir dabar Amerika okupavus pačius naftingiausius rajonus ir be naftą ir idėjas skersa ant visų. Niekas nepaskelbė Amerikos valstybė agresorė, valstybė vagim, valstybė piratė, valstybė okupantė. Jie okupavę teritoriją siurbė ir visi tyli, visiems gerai. Štai kas yra pasaulio agresoriai. Šlykščiausi, niekingiausi padarai. Izraelis ir Amerika. Be abejo, čia niekur neapsieita ir be anglų, Anglijos, anglosaksų noras pasaulyje viešpatauti, nuomonių formavimas. Suprantat, kas yra, kuo daugiau žmogus apsišikęs, tuo daugiau šika ant kitų. Anglosaksai pasaulyje tiek pridirbę, tiek nesugebės pridirbti jokia kita valstybė. Tačiau labai reikia ant kitų. Kam reikia? Tam, kad bukapročiai matytų ir žiūrėtų į tuos, kuriuos rodo pirštu anglai, žydai, amerikiečiai. Jie rodo pirštu, reikia žiūrėkit Rusiją. Protingi nežiūriu į tą pirštą, protingi žiūriu, kas iš tiesų vyksta pasaulyje. Idiotai. Idiotams nereikia toli žiūrėti. Jie žiūri ten, kuriems parodo
patys didžiausi agresoriai - žydai, amerikiečiai, anglai. Na, aišku, yra vasalai, kurie seka paskui, tokie kaip prancūzai, vokiečiai, ten kitos šalys. Beje, tie vasalai paskui labai greitai iškeičia kailį. Pasikeitus jėgoms, jie rodo pirštų į kitą. Ir sako, o čia blogiečiai. Man įdomu, kas atsitiks, kai tas įstatymas atsisuks prieš tuos, kurie tą įstatymą priėmė. Be aš tam pritariu įstatymui. Bendradarbiavimas su valstybė agresorė turi būti baudžiamas. Todėl visi mūsų valdantieji turi sėdėti kalėjimuose. Ir sėdėti kalėjimuose iki gyvos galvos. Tie, kurie palaiko Izraelį, turi būti uždaryti iki gyvos. Aš iš vis netgi mirties bausmę pritaikyčiau. Kurie palaiko tokius išsigimėlius kaip Izraelis, kaip Amerika, kaip Anglija. Jie turi sėdėti kalėjimuose. Jų vieta tenai. Arba kartuvėse. Mirties bausmė aš pilnai pritarčiau. Už tokios ypač kaip Izraelio palaikymą šiuo metu, tai turi būti taikoma tik viena bausmė. Mirties bausmė pakariant. Žiūrėjau vieno prancūzų žurnalisto filmą apie Palestiną. Ten dvokia. Ten po griuvėsiais tiek civilių, kurių nėra netgi galimybės išimti iš tenai. Kiek išžudytų vaikų, nuo kūdikių iki 14 metų skaitomi vaikai. Va šičiai jų nužudyta apie 7 000. Jie tiesiog nužudyti, o kiek dingusių be žinios. Vaikų grobimas, pedofilų klanams. Visur, kur karas, visur grobiami ir žudomi vaikai. Ir tai baisu, ir tai palaiko, pritarė mūsų valdžia su pačiu didžiausiu moraliniu išsigimėliu Landsbergiu, jaunesniuoju, tėvas, senelis, tą visą padermiai vienodą. Ir jie tą įstatymą prisėmė savo. Ir tas įstatymas bus pritaikytas. Jiems garantuotai, ir anksčiau ir vėliau jisai bus pritaikytas. Tik reikia išlaukti momento. Laukiam ir sulauksim. Tikiuosi sulauksim.